Nuostabi Luko Evangelija, 7 skyrius 36-50 eilutė, pasakojimas toks artimas net mūsų laikais. Prisiminkit, ar jūsų gyvenime yra buvę kada nors, kada pakvietėt Dievo žmogų pas save pietų. Kas tas Dievo žmogus? Čia jums geriau nuspręsti. Tai čia kalbama, kad fariziejus pasikvietė Jėzų pietų. Fariziejus tai yra geras žmogus. Išvertus į katalikišką kalbą, tai tikras katalikas nuo pat mažens. Jo tėvai greičiausiai buvo katalikai. Jisai laiku priėjo pirmosios komunijos, buvo geras berniukas, greičiausiai patarnaudavo visose mišiose, kiek tik būdavo, ir važiuodavo visus atlaidus. Tai buvo tas, kuris paskiau paaugęs priėmė labai nuoširdžiai, stengdamasis viską išmokti, priėmė sutvirtinimo sakramentą, vėliau paaugęs greičiausiai ruošėsi ir santuokos sakramentų, sukūrė gražią šeimą, jo vaikai buvo sutvarkyti ir šiaip jis aktyvus parapijoje, visada galima jį pasikviesti. Tai žmogus, teigiamas žmogus. Tik mes, kaip esame pratę, visuomet truputį, kai sako fariziejus, tai kažkaip akcentas mums krenta į tą jo pusę tokį perdėtą nuosavą teisuoliškumą. Tas dalykas mus erzina. Tas dalykas greičiausiai liūdino ir patį viešpatį. Tačiau pati scena, pati intencija labai graži. Taigi, Biblija visada, kai skaitam čia, yra geroji žinia. Tai pasimkim ką nors gero. Blogo nekalbėsim, bandysim tai, kas yra gražu. Dabar žiūrim, kur čia gražu. Štai Jėzus užeina, prisėda prie stalo, nuostabi, graži to fariziejaus savybė. Nežinau, kaip jūsų namuose būna. Vakar buvau pas Arviduką, mūsų tretininką. Tai pasi visada, kai tik eini, durys visada neužrakintos, eik, imk ką nori. Ir dar pats pribėgs plovo tau, išvirs vandens, pasiūlys, jeigu reikės, ir kojas nuplaus. Arviduką mūsų žinot, mūsų tretininkas. Ir pas tą fariziejų geras dalykas, jis priima Jėzų ir durys atidarytos. Gali užeiti bet kas. Netgi tie, kurie nėra fariziejaus draugai. Mieste moteris, kuri buvo žinoma mieste kaip nusidėjėlė, palaida, čia kaip sako, jinai įeina laisvai. Neina klausia, ar galėčiau. Taigi tikrai fariziejus labai svetingas. Jinai savo iniciatyvą iš karto taip, čia taip Jėzus, žinot, jie valgydavo truputį gulomis, tie rytiečiai, ne taip kaip mes sėdėm ant kėdės. Jis jam už nugaros prieina, kažkaip prie tų kojų ten prisartina, verkia, gadina nuotaiką. Įsivaizduokit, bandykite įsivaizduoti. Jūs pasikvietėt, norit pakalbėti apie linksmus dalykus, apie būsimus atlaidus, o čia, žinai, kažkokia moteris. Jau pats faktas, kad nekviesta atėjo. Dar verkia, gadina situaciją. Negana to, trukdo Jėzų klausytis, ką fariziejus jam kalba. Jinai verkia, dar kad vertų tau į nosinę pusę bėdos. Tos ašaros ant Jėzaus kojų lieja. Čia iš viso nepagarba. Paskiau šluosto tas kojas plaukais. Dar pusę bėdos. Paskui pradeda kojas bučiuoti. Jūs eikite, tekstas eina va taip. Įtampa kyla.
Po to tepa tas kojas aliejais. Nu žinot, viskam yra saikas. Taigi, iš karto 1-0 fariziejui patys aukščiausi įvertinimai. Nei žodžio, jokio bambėjimo. Prisimenat Lozoriaus namuose tos dvi sesutės, Marija su Marta. Tai Marta bambėjo, taip pat priekaištų sakė, tu Jėzau, žiūrėk, kame reikalas, mums trukdo, čia mūsų pokalbis, aš taip ruošiausi. Fariziejus geresnis už tą Mortą, jis tyliai. Nepatinka jam, bet laikosi ir samprotavė pats vienas. Nuostabi savybė, dėmesio, lietuviai žemaičiai. Jokios apkalbos. Prisimenat, ką sakė popiežius Pranciškus? Apie šiuolaikinį vėžį bažnyčiai. Apkalbos yra pats baisiausias šių laikų vėžys bažnyčioje ir visuomenėje. Geroji žinia, fariziejus neserga šią ligą, bent jau šitome įvykyje. Jis jos neapkalbinėja su kitais. Jis viduj vertina, čia jau nieko nepadarysi, mano nervai irgi net laikytų. Ir jisai samprotauja, va, jeigu tas Jėzus būtų toks pranašas, kokį aš čia pasikviečiau, žinotų, kas čia per tą moteris, kad jinai nusidėlė. Ir šioje vietoje Jėzus tikrai įvertina, mes žinom fariziejaus vardą, Simonas. Į lietuvių kalbą išvertus reiškia linguojanti nendrė. Tai dar ne Petros, dar ne Ola, bet bus jis Olai ateity tikriausiai. Ir tada Jėzus labai taktiškai, taip kaip tikras rabinas, užduoda klausimą, ar galiu tau vieną tokį pasakojimą papasakoti, nusakyk. Na ir tas palyginimas apie tuos du skolininkus, vienas skolingas, kaip jau klausėtės, 500 denarų, kitas 50 ir abiem buvo atleista. Na ir paskui, aišku, moralas, kas labiau mylės tą geradarį, kuris atleido. Ir klausimas logiškas ir atsakymas atrodo logiškas, tam, kam buvo daugiau skola dovanota, tie 500 denarų, tas mylės labiau. Nu va. Ir po to Jėzus pastato Simoną, šį fariziejų truputį į tokią, nelabai jaukią padėtį. Jeigu Simonas jokio priekaišto Jėzui nepadarė, tai pagal visus tokius, varžybos dėsnius, čia Jėzus pralaimė. Klausykit, atėjai pas mane į svečius. Jau nieko nesakau, kažkokia čia keista moteris laksto, čia, gadin mums nuotaiką. Nei žodžio, jokio priekaišto tau Jėzau. Tu mane dabar pagirimas. Va čia irgi geroji žinia iš Jėzaus mums. Jisai sako, matai šitą moterį, kur jau nematysim. Ir prasidėjo. Išsakė viską, kas buvo ant dūšios Jėzui. Kaip sakant, gal jisai užpyko, nežinau, kaip jis turėjo jaustis. Jis jam kalba, atsiminkit, kad čia viskas vyksta įrašas, kaip dabar anglai sako, live būdu. Ta įrašą dabar turim užrašytą. Ten apaštalų krūva, jeigu bandykit įsivaizduoti, jeigu ta moteris atėjo, tai su Jėzum ta visa jo komanda atėjo, 12 mokinių, ten dar tų visokių, kokių ten smalsuolių iš tą kambarį buvo prie, visi mato. Ir o štai Jėzus pasako tokį nuostabų dalyką. Dabar dėmesio pamoka mums. Nežinau, kaip jūs taikau savo. Todėl tau sakau, jei atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nesi labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli. Tai vat, gražus klausimas yra vakaro mums.
jeigu noriu pakviesti Dievo žmogų. O visada, kai tu pakviesi Dievo žmogų, tu pakviesi Dievo į namus. Kai kvieti, būtinai patikrink save, kodėl jį kvieti. Dėl meilės ar dėl prestižo. Prisimenat, kaip yra sakęs Viešpats per savo apaštalus, sakydamas, kai keli puotą savo namuose, nekviesk įtakingų žmonių, turtingų, galingų, kuriuos tu pakvieti, kad jie tarsi bus įpareigoti tave irgi pakviesti savo gimtadienius, į pokylį ir į kažkokius vakarėlį ten ypatingų asmenų. Jėzus tada priminė, kviesk tokius žmonės, kurie negalės tavęs pakviesti va taip tokiam pat lygiai. Bet tai mums bus neįmanoma. Mums bus neįmanoma įvykdyti šio Jėzaus prašymo, jeigu su mūsų meilė bus prastai. Jeigu mūsų meilė yra aprūdijusi, užsinešusi, greičiausiai tokie priekaištai bus teisingi, kaip ką sakė Jėzus tam fariziejui. Fariziejus greičiausiai Jėzų pasikvietė dėl prestižo, tikriausiai, dabar taip truputį pašaržuosiu, tikriausiai irgi pas jį kitą mėnesį buvo rinkimai, spalio mėnesį jis buvo kandidatas mieste ir reikia kažkaip pakelti reitingus, tai visokias įžymybės kviečiam. Tai vat, ne dėl reitingų, ne dėl to, kad už mane prabalsuotų ir tapčiau žinomu, kvieskimėms Jėzų, bet grynai dėl meilės, ne dėl išskaičiavimo. Priešingų atveju neišlaikysim šio egzamino. O dabar, jeigu save matome tos nusidėlės asmenyje, man pasisekė. Jeigu aš nekompleksuoju, kad ir kaip mano gyvenime nepavyko kai kurie dalykai, galbūt daug kur susimoviau, kaip sako šios dienos pirmajame skaitinėje apaštalas Paulius, pirmajam laiške Korintiečiams 15 skyriui 1-11 eilutė, sako, aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalu, nes esu persekiojęs Dievo bažnyčią. Bet Dievo malonė aš esu, kas esu. Jeigu tu gyvenime esi kažkur suklydęs, gal sugriuvo tavo santuoka, gal tave išmetė iš darbo, gal padarai klaidų, kažko prišnekėjai, galbūt nupuoliai, kaip ta čia esanti moteris kažkur tai savo moraliai. Tai yra geroji žinia. Bėk pas Viešpatį. Ateikit va čia, yra galimybė. Jėzus, kol būsim gyvi, nežinau. Čia Kretingoje tikiu. Jėzus kiekvieną dieną nuo 16 valandos atviros duris, ateikit, laistykit ašarom, plaukais, keliais eikit, čia prie altorius, kai negalėsim čia kankinių koplyčiai, išnaudokit progą. Geroji žinia, šie rašto žodžiai pildosi tiesiog čia ir dabar. Tie, kurie jau tai darot keli metai iš eilės, jums pasakot nereikia. Jūs galėsit paliudyti, ką Dievas padarė jums per tuos kelis metus, kai jūs ateinat, kai jūs išsakot savo širdgėlą, kokio tu būsenai bebūtum, Jėzus gydo, Jėzus ištarė žodžius. Atleidžiamos tau nuodėmės. Ir dar pridūrė, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami. Amen.